Sveiki, čia Lulpens, pasikeičiau userį ir aš žiūrėjau komentus ir mačiau, kad vienas žmogus komentavo pažaisti Minecraft ant hard ant Xbox'o. Tai kaip jūs matote, čia Xbox 300 šiam edition ir dabar pažaiskim. Aš nežinau, kodėl jis norėjo, bet aš tiesiog, kaip ir sakiau, darysiu, ką man pasako komentuose. Tai pas mane nepilna versija. Tai pas mane tiesiog taip pradedi, negali rinktis pasaulio, bet aš radau, kur gali pasikeisti modą, tai aš tiesiog darysiu, ką čia išgyvensiu kaip tikrą pasaulį. Ir aš darysiu po partijas ir iš tikrųjų aš negaliu daug daryti, nes kai nepilna versija, tai aš žinot, ko negaliu daryti. Negaliu kaip ilgai žaisti ir negaliu išsaugoti, žinau, tai yra labai durna. Man vis tiek vieną kartą duos, ten pilną versiją, sakė tėtis, padarys, nuveš ir pataisys Xbox. Tai dabar aš tiesiog išgyvensiu kaip paprastam tikram pasauly. Čia, palaukit, va. Tiesiog darysiu viską taip pat, aš esu žaidęs ir man čia niek nereikia. Tik kas, jeigu niekad nežaidė Minecraft'o ar ant Xbox'o arba tutorial, tai va, aš jums čia parodysiu. Pasakysiu dar vieną vietą, kur galite rasti deimantus. Gal per kitą epizodą, nes aš dabar nelabai prisimenu, pasiklausiu draugų. Ir va, čia net yra pilis. Ir jeigu mano balsas nelabai koks, tai aš tik iškart pasakau, man nelabai, truputį kosinu, aš tai nelabai gerti gerai. Tai tiesiog žaidžiam. Aš jums pirmą parodysiu aplink pasaulį. Ir kaip, jeigu kas nežino šito tikrai modo, kaip čia ne modo, o Minecraft 300 edition, šiam. Tai va, aš čia parodysiu jūs aplink village'ą, paskui aplink pilį ir paskui pabandysiu jums parodyti, kiek čia, kur deimantus surasti. Okay, va, ir viskas. Gerai. Pirma, čia kažkur, aš jums parodysiu vieną vietą, kurį jie dar nematė, arba turi Xbox'ą, tik niekad nematė. Tai einat į šitą namelį, žinot, štai. Gerai, tai va, ir matot šitą lovą, tiesiog ją sudaužykit ir po žemę. Ir čia bus tunelis. Rekomenduoju jums pirmą pasidaryti stone pickaxą, paskui geriau, aš kaip išmečiau. Gerai, tai aš čia greit nusimaininsiu truputį akmens. Aš kaip čia, į taip vaizdą pasidaręs, kad taip geriau matytus jums ir visiems kitiems. Ir matot šionį ten, kaip ir rodo, kaip būni pritūpęs. Čia kaip vienas dalykas, gerai dėl šito Minecraft Xbox edition, bet ir blogas, kad tau nereikia laikyti shifto, kad vis pritūptum. Tu tiesiog įspaudi ten mygtuką, parodysim kontrolų ir viskas, iškart ten gali. O bet ant čia negali kaip ir bėgti. Aš tik sakau tiem, kurie niekad nežaidė šito Xbox. Tai palaš, ant hard modo, tai aš galiu mirt daug kartų, bet man tai nerūpi. Aha, palaukit, aš žinau, kad aš ten gyvenu, bet aš neperėsiu per naktim. Gerai, aš greit pasidarau kardą ir pasidarau keksą. Ir varom. Aš iš tikrųjų, kaip ant Call of Duty, įspaudė mygtuką, kur pakeiti va taip.
kai aš iš tikrųjų ten mygtukas bėgti, o aš vis labai pripratęs tą spaudinėti. Vėl aš vis galiu paspausti, tai nekreipiu dėmesio. Čia šitą. Ajo. Čia baisu. Kur anglės? Reikia anglės. Aš ieškau anglės dabar. Aš negaliu per naktį, kaip ir per tamsą. Aš ką darau. Aš tuoj sugrįšiu. Aš paskui eisiu į šitą keivą. Aš jums pirmą parodžiau nuo tunelį. Tai pala aš jau sugrįšiu. Jo. Ten voras? Ne. Pala. Ar aš iš visą hard modo? Turėčiau būt. Greitai, ajo, taigi čia pilna torčias, tai spawnės. Kiaulės. Čia nieko nerandu. Palauk, tai aš greit sugrįšiu. Kas? Va, matot, net aš ant save game negaliu. Po vieną darau. Tai aš išeisiu. Ir... Kas čia? Šit negaliu. Gerai, tai aš greit palaukit. Help and options, settings, kad on hard pasidaręs. Kaip suprast. Palaukit. Vėl. Ajo, aš jums dar parodysiu vieną vietą, kur yra kitas village'as. Kas valtis? Ne. Man reikia kažkaip, pasiemu medžio, greit. Gerai. Tai, gerai. Gerai, tai va, matot, čia yra kitas miestas. Čia vieną kartą, kai aš žaidžiau su broliu, kaip ir mes galvojom atseit Herobrine'us užpuolė, bet tai tiesiog nesąmonė. Bet kai rodo ten tik įsijungi pasaulį, tai ten rodo, kad kad atseit kažkas removino Herobrine'ą, bet nežino, ar tai tiesa, tai man atrodo jis yra ir... Ką? Kas per velnias, kaip supras? Pala. Keista. Nesąmonė, kaip čia atsirado. Čia šiaip kietas village'as. Va, yra toks namas. Yra čia kaip ir, matot, kietai. Įdomu, ar įmanoma sugaut? Pala. Ups. Ne tokių mažių. Gerai, aš paieškosiu greit. Gali būt kažkur kaip slapti įėjimai. Čia. Čia šiaip gražu. Gali gauti net nemokamą neterek. Va. Ai ne, reik pikėpso.
Seniai žaidęs Minecraftą, tai aš ją greit aprodysiu. Aš negaliu ilgai žaist. Ir čia nelabai man yra ką veikt. Ir jau greit turėsiu baigti. Tai tiesiog tik reikia dėmesio. Čia apkeliausiu, pažiūrėsiu, gal kitur surasiu ką. Pala, jeigu aš ten hard modo, tai aš turėčiau surasti zombių. Tikrai nėra. Nes keista, jeigu sustatęs ant hard modo ir nerandi zombių. Jo, pamiršau. Va, šitas. Čia yra žiauriai kietas dalykas. Aš dar nežinau, ką čia, bet mes su broliu galvojam, kad čia yra Herobrine slaptavietė. Na, žinot. Aš dar iš tikrųjų pats nežinau, kas čia yra. Kas ten buvo? Ne, nieks. Tai va. Aš šito nelabai ieškojau, aš tiesiog keliavau, bet tada prisiminiau ir šiaip gerai. Nenuves. Ir šito, va, matot, kieto, kaip ir, tarkie, krioklio. Čia yra geras keivas, rekomenduočiau čia nueit, pasižiūrėt. Ir jeigu jūs galvojat kur, tai aš parodysiu čia tokia, kaip nueit. Per vandenį geriausiai būtų keliauti. Kad ir lėčiau, bet geriau, nes jis, kaip matot, vidury vandens. Ir ten šitas ir ta pilis prie vandens, tai jūs galėtumėte pamatyti. Tai va, mes su broliu galvojam, kad čia taip Herobrine kažkokio tower, nežinom. Mes iš tikrųjų tikrai nežinom, kas čia. Tai aš jums parodysiu, kaip nukeliauti. Čia tas pats, kas nuo pilies. Tai geriausia per vandenį keliauti. Aš iš tikrųjų gal nerodysiu, nes čia bus nuobodu. Tai man atrodo tik tiek čia parodysiu. Tai pilį parodysiu. Jis spėti. Tai pala, aš čia, nežinau, va, matot kaip šiuosiu gerai iš tikrųjų per naktį keliaut, kai ne hard modo. Aš galiu mirt, pala, viskas, man reikia mirt. Ir būsiu prie pilies. Stiek, žiauriai kietai atrodo, ne? O kaip matot, aš nežinau, kur aš. Mes čia su broliu keliavom, tai aš pagalvojau geriausiai per vandenį, nes prie pilies vanduo. Ai, tai kad yra zombiai, tai gerai. Kiek atima? Ai, 3,5. Nu va, aš prie pilies. Bet tie zombiai nesveikia. Įdomu, kiek dar skeletas atims, tai švis. Ne, o va skeletas. Ai, skeletas mažiau. 3. Na, aš dar kartą nenoriu mirti. Aš noriu pilį aprodyti. Pala, čia mano brolis atėjo. Greičiau jo ir. Nu, ačiū, mirėjau. O, diena. Iš tikrųjų, tu man išgelbėjai. Sveiki, čia aš. Iš ko aš nelabai kaip gerai atėjau, nes to, kad jau viskas laikas. Aš nežinau, kas ką atsitiko. Taip, aš paskui aprodysiu pilį kitam epizode. Išsijungė, man atrodo, todėl, nes nepilna versija ar taip ir išės dingo. Tai ate ir pakomentuokit, ką paskui norėsit padaryti ir pažaist, ir laikinkit, ir prenumeruokit. Ir ate.